Profesoriu, mūsų klinikai dažniausiai užduodamas yra klausimas, ar po skrandžio mažinimo, nutukimo operacijos tas rezultatas, ar jisai yra ilgalaikis? Iš tiesų, tiek svorio mažinimo prasme tos operacijos yra daromos kaip ir visam gyvenimui. Tuo pačiu mes tikimės ir diabeto antro tipo remisijos ilgalaikės. Poveikis po operacijos stebimas iš karto sumažėja gliukozės kiekis kraujyje, iš karto mažėja poreikis medikamentams, antidiabetiniams, jų visai nebereikia ir normalizavusis gliukozės kiekiui kraujyje, šitas efektas tęsiasi įprastai ilgai. Mes galime kalbėti apie 5-10 metų, kartais po 5-10 metų diabetas gali sugrįžti, tačiau apie 80-85% ta remisija būna dar ilgesnė. Tačiau tas irgi susiję su gyvenimo būdo transformacija bei naujų gyvensenos įpročių formavimu. Tai reiškia, kad mes tikimės, kad pacientai išlaikys sveikos mitybos įpročius, kad jie išlaikys pastovų svorį, kada jie nukris savo antsvorį. Ir tai aišku atsiliepia ir jų gyvenimo kokybei, išlaikyti nukritusi svorį po nutukimo operacijų yra daug lengviau negu dietos pagalba. Tuo pačiu žmonės pastebi teigiamus pokyčius ne tik tai antro tipo diabeto prasme, bet ir kraujospūdis normalizuojasi, sumažėja cholesterolio kiekis kraujyje, pasiekiama kitų lėtinių ligų remisija. Tokiu būdu gyvenimo kokybė pacientų tikrai geresnė ir jiem yra lengviau išlaikyti tą sveiką gyvenimo būdą, kas savo ruožtu yra diabeto prevencija. Profesoriau, kadangi tų skrandžio mažinimo nutukimo operacijų yra ne viena ir ne dvi, yra tikrai daugiau, tai kokias jūs rekomenduojate operacijas žmonėms sergantiems diabetu? Žmonėms sergantiems antro tipo cukriniu diabetu iš tikrųjų labiau rekomenduojamos yra operacijos, kurios turi ne tik restrikcinį, bet ir malabsorpcinį poveikį. Kitaip tariant, tai yra, kada ne tik tai sumažėja likutinio skrandžio tūris, bet ir keičiamas maisto slinkimo žarnynų kelias. Dažniausiai iš šitų operacijų renkamasi skrandžio apylankos operacija, kuomet skrandis dalinamas į dvi dalis, viršutinė skrandžio dalis lieka kaip naujas mažasis skrandelis, tuo tarpu apatinė skrandžio dalis yra atjungiama iš maisto slinkimo, jinai funkcionuoja, lieka organizme, tačiau skrandis didysis tik gamina skrandžio sultis ir atlikus mažojo skrandelio naują jungtį su plonąja žarna, maistas keliauja žarnynų tiesesniu keliu. Tokiu būdu pasiekiamas ne tik mažesnis suvalgomų porcijų tūris, bet ir tiesesnis maisto slinkimo kelias, kas įtakoja kalorijų įsisavinimą ir hormonų pusiausvyros pasikeitimus. Po šitos operacijos antro tipo cukrinis diabetas koreguojasi bene geriausiai. Kita operacijų rūšis, pakraštinė
skrandžio didžiosios kreivės rezekcija taipogi turi pakankamai gerą įtaką antro tipo cukriniam diabetui. Tačiau kalbant apie anksčiau buvusias populiarias vadinamas apjuosimo reguliuojamas skrandžio juosta arba žiedo operacijas, po šių operacijų hormoniniai pokyčiai organizme yra mažesni, efektas yra tik restrikcinis, ne malabsorpcinis ir po jų stebimas mažesnis poveikis antro tipo cukriniam diabetui. Taip pat mūsų klientai, pacientai teiraujasi, kokios yra rizikos atliekant nutukimo chirurgiją, skrandžio mažinimo operacijas ne tik galbūt žmonėms sergantiems cukriniu diabetu, bet ir visiems kitiems. Pradedant nuo pacientų turinčių antro tipo cukrinį diabetą, kaip žinia, sergant cukriniu diabetu šiek tiek padidėja žaizdų supūliavimo rizika, nes imunitetas jų būna šiek tiek nukentėjęs. Tačiau šitos rizikos padidėja tais atvejais, kai diabetas yra blogai kontroliuojamas, nėra pasiekta gliukozės kiekio kraujyje optimali kontrolė medikamentais. Todėl šiuo atveju labai svarbu, kad pacientas būtų tinkamai paruoštas prieš operaciją. Tam mes bendradarbiaujame su gydytojais endokrinologais ir jeigu pacientas reguliariai vartoja medikamentus, jo glikuoto hemoglobino kiekis kraujyje yra atitinkamuose parametruose, rizika šitų operacijų yra absoliučiai minimali. Kalbant apie rizikas, kurios gali pasitaikyti po nutukimą koreguojančių operacijų, taip, mes turime pripažinti, kad kiekviena chirurginė operacija turi tam tikrų savo rizikų, bet šios operacijos norėčiau pabrėžti, kad yra labai saugios, didžiosios komplikacijos gali būti kraujavimas arba siūlių išplyšimas. Jos pasitaiko vienam iš 100 pacientų vidutiniškai. Jei tokios komplikacijos įvyksta, jos įvyksta ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu, kuomet pacientai dar yra mūsų intensyvioje priežiūroje, gydymo įstaigoje ir neabejotinai visos šitos komplikacijos gali būti sukontroliuojamas, ar tai konservatyviom priemonėm, ar tai pakartotinai atlikus chirurginę intervenciją, bet kuriuo atveju tos problemos yra išsprendžiamos. Gali būti, kad sveikimo laikotarpis po šių komplikacijų bus šiek tiek ilgėlesnis, tačiau ilgalaikių pasiekmių šios komplikacijos paprastai tikrai neturi. Na ir mūsų paskutinis klausytojų klausimas yra, ar nutukimo chirurgija gali būti kaip prevencija sumažinti riziką tiems žmonėms, kurie balansuoja ant tos ribos ir yra didelė tikimybė, kad cukrinis diabetas juos pasivis. Kalbant apie nutukimo chirurgiją arba metabolinę chirurgiją, jeigu mes kalbame apie žmogų, kuriam jau dėl nutukimo vystosi lėtinės ligos, diabetas yra viena iš jų, bet gali būti taip pat padidintas kraujo spaudimas, miego apnėja, sąnarių problemos, policistinis kiaušidžių sindromas. Tuomet, kai mes turim tokį pacientą su keletu lėtinių ligų, tačiau dar neišsivysčiusių diabetų, mes kalbame apie tą metabolinę chirurgiją ir neabejotinai, kad svorio korekcija ir tie pokyčiai, kurie įvyksta organizme po nutukimą koreguojančių operacijų, gali padėti kaip antro tipo cukrinio diabeto
prevencija. Tokiu atveju mes tikrai galime tikėtis geresnio rezultato, negu kuomet mes operuojam jau įsisenėjus diabetui. Tai šitos operacijos yra puikiai prevencinė priemonė ir galimai tikėtina, kad diabetas niekada mūsų paciento, kuriam bus atlikta tokia operacija, dar neišsivysčius diabetui, tai tas diabetas niekada ir nepasivys. Ačiū labai Jums už atsakymus. Tikrai labai nuodugniai ir smulkiai išanalizavom visas galimybės ir sprendimus žmonėms sergantiems cukriniu diabetu. Tai sekite mus, laukite kitų interviu su profesorium ir būkite sveiki. Ačiū Jums.